Nu ką, pabandom. Nu bandom, kas čia gausis. Juodupėje buvo tas pats pirmas mano kartas. Ką randi? Neskabino, ne? Ir aš šiktelėjau, aš jai šikteliu, tai tada gerai buvo. Dariui pasakys, jei už langų pasiimu, tada būna gerai. Labą dieną. Arba jau galima sakyti labas ralis. Tai ką, po mūsų šuolių Juodupėje praėjo nemažai laiko, nemaža pertrauka. Tai jau vyko ir trečiasis mineralių etapas, kuris buvo Ukmergėj. Tai Ukmergės etapą praleidau, nes šturmanį patyrė Juodupėje stuburo traumą, tai faktas, kad nevažiuoju šį sezoną. Bet šiaip daktaras jau leido važiuoti, startuoti varžybose. Bet nusprendėm šiais metais pabūti ramiai, nes vis tik čia ne ranka ir ne koja. Tai reikia daugiau priežiūros šitai vietai. Aišku, į Ukmergę galėjau ieškoti, pasimti kitą šturmaną, bet reikia nepamiršti, kad dabar yra jau sezono vidurys. Ir rasti šturmaną su bent minimalia patirtim nėra taip paprasta. Tai nusprendžiau nesiversti per galvą, nes naujo visiškai nevažiavusiu tikrai nenoriu. Nes vėl viskas iš pradžių, vėl viską aiškintis, vienas kitą suprasti ir tiesiog nusprendžiau visai nevažiuoti į Ukmergės etapą. O į šitą Kražių etapą taip viskas netikėtai sukrito, kad važiuosim tiesiog. Ir kas bus šturmanas? Įdomu, ne? Tai Kražiuose važiuosiu su Vasiliausku. Taip viskas susidėliojo, jis važiuoja sprinte bei lygoj, bet jam nevyksta dabar jokių varžybų šį savaitgalį. Tai pasiūliau tiesiog, sutiko ir manau gausis neblogai. Nes negaliu sakyti, kad tai yra man naujas šturmanas, nes mes esam kartu važiavę jau 2019, man atrodo, metais, kai vyko pats pirmasis Gravel Fest Rally Lazdijai Punioj. Pats pirmas mineralių etapas, kada prasidėjo ant žvyrų. Tai tada tiek man buvo pirmus varžybos mineralėje, tiek jam. Kažkaip taip susidėliojom. Suvažiavom tą ralį, aišku, ten buvo, kaip dabar palyginus, tai apie nieką. Galima tik pasijuokti pažiūrėjus. Ir aš kaip vairuotojas, jis kaip šturmanas ir visus tuos metus važiuojam kažkaip tai. Pasabudu nemaža patirtis mano kaip vairuotojų, jo kaip šturmanų. Daug važiavęs, daug ekipažų pakeitęs. Patirties tikrai turi daug, tai manau, turėtų gautis viskas neblogai. Bent aš taip galvoju. Dabar taip kalbu ir prisiminiau dar vienas toks įdomesnis faktas. Autosporte jau esu nuo 2011 metų. Mano pirmus varžybos slalomų buvo 2011 metais, tai autosporte jau su daugiau nei 10 metų. Ir, ta prasme, kalbu apskritai, slalomas, žiedas, mineralis, sprintai, trekai žiemos visokių, esu išbandęs įvairių tų autosporto disciplinų, visur važiavęs, visko bandęs. Ir Juodupėje buvo tas pats pirmas mano kartas, kai nefinišavau kažkokių tai varžybų. Čia per tą nuo 2011 metų, per tą 10 metų, daugiau dar. Tai toks įdomesnis faktas, kad niekad nesu žinojęs to jausmų, ką reiškia nefinišuoti. Nei slalome, nei žiede, nei žiemą kažkur. Kažkaip sekasi. Tai Juodupėje turėjau patį pirmą kartą, kai kažkokiuose varžybose nepasiekiau finišų. Aišku, tas pirmas kartas nenorėčiau pakartoti, čia toks nelabai malonus.
Ir gaila, kad tokiam aplinkybėm, o ne kažkokiu tai automobilio gedimu ar dar kažko, bet... Tai einam dėtis paskutinius daiktus likusius, viską susižiūrėti, kad nieko nepaliktume, nepamirštume. Civikas, nu ką, paruoštas kaip naujas. Nu iš tikrųjų nedaug čia šį sezoną jisai ir važiavo. O po to paskutinio nesėkmingų juodupės etapų, ką jam pasidariau, tai dugno apsaugą naują įsipjoviau. Variklio. Olderą labai gražiai siūlės užvirinu, kad nesutrūktų. Nes senoji jau antras sezonas ėjo, labai pavargus, visa sulankstyta. Tai tiesiog naują įsipjovėm ir tiek. Tai dabar galiu šiek tiek nuliūdinti tuos piktus komentatorius, kurie čia labai daug reiškėsi po to tramplino, po to šuolio. Tai buvau nuvažiavęs geometriją pasitikrinti pačio automobilio. Tai galiu pasakyti, kad net gale suvedimas nebuvo pabėgęs. Tai priekį tik pasidarėm suvedimą. Ir kur yra šitus šakys, va viršutiniais, nežinau ar čia matosi. Tai kaip sudirbo amortizatoriai, jau jos neturėjau kur dingt. Ir jos atsirėmė į šitą vietą. Nu kaip čia į stakaną, gal biškį ir matosi. Aišku, uždažyta dabar jau nelabai matosi, bet tą šakį jau neturėjau kur dingti ir jinai tiesiog atsirėmė į patį stakaną, bet pats stakanas vietoj, viskas tvarkoj, niekas nepabėga. Tai, nu čia nėra problemų, čia ta prasme, kaip aš sakau, dar ir geriau, ta šakį pasidarė savo daugiau vietos, tai galima dabar iš dar aukščiau šaukti. Na, aišku, čia juokas juokais, bet viskas yra tvarkoj su automobiliu. Realiai darbų jokių nelabai nebuvo čia prie jo. Sunkiausias darbas tai dulkes išsivalyti. Tai va pasitikrinau geometriją, priekyje suvedimus pasidariau. Tai ta šakės va, kur yra viršui, nieko jom nebuvo, bet tiesiog, nu, maža kas ten vis tiek jau jo smūgį turėjau, tai susidėjau ir tas naujas, bet senus kaip ir geros buvo. Automobilis pilnai paruoštas, jau buvo biškį išvažiavęs pasibandyti čia, tai važiuoja daug geriau nei prieš tai. Tai viskas, einu dar prisisuku dabar apsaugą dugno, kraunuosi automobilį ant ralų ir važiuojame į Rally Kražiai, 4-ąjį Lietuvos mineralių čempionato etapą. Dar vienas toks įdomus dalykas, kad po tramplynų, kai nusileidau, užgesu, man mašiną užgesinu. Iš pradžių nesupratau, kodėl, kas atsitiko, bet po to pamačiau, kad čia yra degimas. Nu, jis buvo prieš tai va taip, atvirkščiai. Dabar apverčiau šį aukštyn kojom, kad įsijungtų žemyn, nes jis kai būdavo įjungtas taip, tai nuo smūgių matyt šitas užlenkė šitą ir užgesino mašiną tiesiog, nu išjungė degimą. Tai šį dabar apverčiau aukštyn kojom ir tokių bairių neturėtų pasikartoti. Važiuojam į Rally Kražiai. Tai ką, atvažiavom į Kražius, nusikrovėm automobilį prie techninės komisijos. Turiu šį kartą ir mechaniką vieną, padėjėją. Tai bus daug lengviau. Ir važiuosim užsiregistruoti dabar į kažkur. Pasimsim visus lipdukus, atsikabinam tralą, susilipinam ir važiuojam susirašinėti, o mechanikas mūsų Rytis pravarys technikinę, kol mes susirašinėsim greičių ruožus. Čia ir vyk šalia techninė komisija.
Tai užsiregistravom, pasiėmėm lipdukus, įsilipinom, gavom 10 startinį numerį ir ryčiai palikom pravarys techninę apžiūrą. O mes važiuojam, susirašinėsim greičių ruožų. Šiandien tik tais 2, o kitus likusius rytoj iš pat ryto dar važiuosim. Gavom atsigaivint, matosi, kas varžybų rėmėjas. Atsargiai, nes pabūdyk. Ko? C4? Važiuojam į topus. Labą dieną. Labą dieną. Ačiū. Tai ką, susirašėm šiandien 2 greičių ruožus. Tai pirmas neblogas susuktas, bet kelių danga nėra. Porą vietų minkštų tik yra. Nu, o antras tai ten baisu, ta prasme, siaura ir vandens žiauriai išpjauti tokie lūžiai, nežinau kaip pavadinti, grioviai. Tai labai siaura, niekur nepjauti, niekur neišleisti. Ir tiek. Tai šiandien viskas. Tai dar turim valandą laiko iki techninės komisijos. Tai važiuojam į Kražius ir lauksim savo laiko. Nemaža pertrauka virš mėnesio nevažiavimų, naujas šturmanas. Vis tiek stenogramos visų nėra identiškus, nėra vienodos, visi kažką savo turi. Tai vis tiek kažkas skiriasi. Bet bandysim kažkaip greitai prisiderinti. Dar pamiršau, reikia pavardės pasimti iš kažkurio ekipažo, paprašiau Audriaus iš Karbarų, kad atspausdintų. Tai dar neturiu su savim. Įdavė kažkuriam ekipažui, tai bandysim susirasti ir reikia pakeisti pavardės ant automobilių šturmanų. Ką čia darai? Nieko gadinu. Atveži pavardės. Sunkiai lupas, ne? Jau gadinė, ne? Susitrumpam pavardės savo. Kas čia bus? Pažįsti? Ne. Aš irgi ne. Negirdėtas. Būsi bardėjai. Tai ką, viskas, techninę praėjom, neradu prie ko prisikabinti šį kartą, viskas tvarkoja, tai laukiam rytojaus startų, iki rytojaus. Labas rytas. Kraunam į mašiną ir važiuojam į servizą. Tai ką, palikom automobilį, Rytis viską sudės, sužiūrės. O mes važiuojam susirašinėti likusių greičių ruožų 2. Ką tu? Pasaka. Viską susirašėm visus topus. Tai pirmas, trečias labai smagus, susuktas greitas, o antra po servizų, paskui antra dienos pusė tai labai smagi, platūs, greiti, irgi tokį per tramplyniukus. Tai antra pusė bus smagiausia šių ralių. Nu ką, pabandom.
Nu, bandom, kas čia gausis. Žiūrėsim, laikrodys nesakytavo, ne? Ne. Gerai. Pažiūrėsim, kokią reakciją. Nu ką? Darom. Penkiasdešimt kairys 1. 50 dešinys 4. Tramplinas kairė. Tramplinas kairė. 50 tramplinas dešinė. Ir 20 kairys 3. Su tramplinu kas? 20 kairys 3. Į dešinį 1. 20 dešinys 2, į kairį 2, 3. Dešinys 2, į kairį 2, 3. Per trampliną ilgas. Septyniasdešimt dešinys 1, į kairį 5 palaida. Dešinys 1, į kairį 5 palaida. Čia palaida. Į dešinį 4. Į kairį 4 neišleisti. 50 tramplinas dešinė. 50 dešinys 1 per trampliną. Dešinys 2, į kairį 2, į dešinį 3, į dešinį 3, 100 žemyn, dešinys 3, matai? Stop, šikanas iš dešinės. Stop, šikanas iš dešinės. 70, tramplinas viduriu, 20, stop, kairys 5. Tramplinas viduriu ir 20, stop, kairys 5. Dešinys 4 neišleis, į kairį 3 nepjaut. 30, stop šikanas iš dešinės. Stop šikanas iš dešinės. 70. Dešinys 2 ilgas, į kairį 4. Kiek? Dešinys 2 ilgas, į kairį 4. Dešinys 1. Dešinys 1, 30, kairys 2 neišleisti. Ir į dešinį 3. Į dešinį 3. 50, tramplinas dešinė, į kairį 5. Kiek čia? Į kairį 5, tramplinas dešinė, į kairį 5. Dešinys 1 ilgas. Gerai. 50 kairys 2. Kairys 2, į dešinį 2 platų. Dešinį 2 platų, finišas, kairys 3. Kairys 3 čia. Smagiai. Tos paskutinius jau smagiai išimėriau. Tipo, neatsilaisvinęs diržų langą užsidarė? Nu, va. Da, nematęs taip. Ilgarankių nesodinai, blėt. Ne. Sėdinys atgal tai jau neįmanoma. Patrauk. Nebent biškį guldyti ją truputį. Jo, nebent kampą pakeis, bet tada kojų saurė tavo būna. Tai mano dabar ore. Irgi negerai. Bet nors įsirėmęs esu. Civikui esi per aukštas. Jo, tai jau čia taip aišku. Grigaitį dūmina tavo bemus. Mačiau jau prieš tai, kai pavažiavo. 200, tramplinas viduriu, į kairį 2. Kairį 2? Taip. 30 kairys 3. 30 kairys 3.
70, dešinys 2, į dešinį 3 ilga. Dešinys 2, į dešinį 3 ilga. Žemyn. 30, dešinys 2. Dešinys 2. 100 matai. Stop. Ties tuo medžiu, kairys 5 siaura. Kairys 5 siaura. Į kairį 4 nepjaut. Kairį 4. 30, dešinys 2, į kairį 2. Dešinys 2, į kairį 2. Kairį 2, 50, dešinys 1 ir 30, kairys 5 išorė. 30, kairys 5 išorė. 100. Čia kalnas dabar bus. 100 kalnas, matai, viduriu. Į kairį 1. Ant kalnų į kairį 1. 200. 200, dešinys 3 per trampliną į dešinį 4. Ten gale, matai? Dešinys 3 per trampliną į dešinį 4. Nepjaut. Į dešinį 4. 50. Į kalną kairys 3 neišleis. Kairys 3 neišleis, žemyn. Dabar žemyn varom. 100 tramplinas viduriu, po tramplino 20, kairys 3 nepjaut. Kairys ir 50, kairys 3, 50, kairys 5. Čia kairys 5, 100. Gerai, važiuok. Tuoj taip dar važiuojam. Gali atleisti. Eik, tu nepasisipasau. Atrodo, užsistatė gerai, bet priduso, tai po to. Išvyta, Jo. Bet kitas iki be rankinių geriau, ne? Jo, nes uždusimo mašina. Jo. Nes palyginus greitokai atvažiavam. Bandom. Kas čia laukia? 50, kairys 1. 50, kairys 1. 50, dešinys 4. Tramplinas kairė. Tramplinas kairė. 50, tramplinas dešinė. Po tramplino dešinė 20, kairys 3, į dešinį 1. Kairys 3, į dešinį 1. 20, dešinys 2, į kairį 2, 3. Į kairį 2, 3. Per trampliną ilgas. 30, dešinys 3. 30, dešinys 3. 70, dešinys 1. Į kairį 5. Dešinys 1, į kairį 5. Palaida. Per trampliną 50, dešinys 2, į kairį 2. Dešinys 2, į kairį 2. Į dešinį 3, 100, žemyn, dešinys 3, matai. Stop, šikanas iš dešinės. Iš dešinės. 70, tramplinas viduriu. 20, stop, kairys 5, akmuo čia tas, kairys 5, akmuo. 100, dešinys 3 neišleis, stop, į kairį 5. Karalis. Labai įdomu ta fuma aukštoji. Čia kairys 5, dešinys 1 ilgas, dešinys
Dešinys vienas ilgas, 50 kairys 2, į dešinį 2 platų, finišas, čia platus, dešinys 2 ir kairys 3. Gerai. Neblogai, bet kelios vietos buvo. Bet geriau negu prieš tai, kad ir su provėžom. Aš manau, laikas turėtų būti geresnis. Sakiau, pagerinam, 4 sekundėm. Mūsų 3:03. Jau, į kairę. Tai ką, pabaigėm 3 greičių ruožus. Dabar servizą turim valandą laiko. Po servizų regrupingas. Pirmą greičių ruožą labai neblogai suveikėm. Antrą vakar susirašinėjom antrą greičių ruožą pirmą kartą. Patį pirmą, tai per daug atsargiai prisirašėm ten akmenų, išplautas kelias, nors iš tikrųjų taip nebuvo šiandien. Tai per daug atsargiai ir praradom laiko nemažai, dar ir pats sankryžų į kairį 5 pasistačiau mašiną per daug ir užsidusinau, tai per sankabą 3 kartus, kad važiuot. Tai per sankabą spardžiau, kad išvažiuot, žodžiu, daug laiko, ten kokias 5 sekundės, tai minimum praradau per save. Ir šiaip sunku. Tos pertraukos šitiek. Ne pats važiavimas, bet ir klausytis, ir rašytis. Dugnu tai gerai braukim kelis kartus. Bet nieko. Kad nelik. Ta pusė lenda. Apsauga gavo biškį, bet viskas kaip ir vieta. Šakys vietoj kol kas. O žiūrėk, vieną turim. Jo, Kur antras? namie. Tu varai, tada pridursti. Čia. Ką veiki ryte? Šildaus. Kontentas. Davęs. Geriausias dalykas varžybose turėti mechaniką. Ką randi? Apsauga nepalinkus, ten nesiekia nieko. Na, čia nėra varžtų. Įgūt. Ratus tik įsivalyti. Arba PCR, ne? Bet manau, kad pagreitėsim dabar kiekvieną dapą. Da prieš pat posūkį, taip, žinai, pakartok. Bandau, kai laiko yra. Susakai, ta prasme, 2 į priekį ir dar tą, kurį važiuosim, žinai. Kad Aš tau stengiuosi vieną ir vieną, kas po jo lauks, sakyt. Jo. Ir tada, kai pradeda tą kitą, tada tik toliau biškai kažkas sakau. Stengiuosi aš tau visiškai nesusakyti ant daug į priekį. Kairys 3 į 10 5. 10 5. 50. Dešinys 2. 70. Matai. Dešinys 2 platu. Pakartok. Matai. Dešinys 2 platu čia. 100. Stop šikanas iš kairės. 100. Stop šikanas iš kairės čia. Dešinys vienas į mišką. 50 dešinys vienas į mišką. Į dešinį 2 per trampliną. Į dešinį 2 per trampliną. Į kairį 2.
į tramplinas dešinė, į kairį 2 siaurą. Kairį 2 siaurą, 50 stops kanas iš kairės. Tramplinas dešinė, po tramplino 50 dešiniai 3 siaurą. Po tramplino dešiniai 3 siaurą, į kairį 3. Nepjauk, į dešinį 3. Į kairį 2. Dešinys 2, į kairį 3. 70, ties namu, dešinys 2, nepjauk, dešinys 2, nepjauk. 100 matai, tramplinas viduriu, po tramplino 100 stop, kairys 5 į platų. Čia ties ženklų kairys 5 į platų. Kairys 5 į platų. Opa, gerai. 100 stop. Dešinys 5 už medžių, dešinys 5 čia. 50 tramplinas viduriu. Dešinį 2. Čia trejetas kairys, į dešinį 2. Į dešinį 2. 200. 200. Kairys 3 matai. Matai kairys. Čia kairys 3. Ja. 100. 100 tramplinas kairė į dešinį 2. Į dešinį 2 čia. Tramplinas kairė į dešinį 2. 100. Tramplinas vidurio. Finišas, po finišo 100 kairys 3. Blet, smagiai, va. Biški porą vietų priduso, ne? Porą biški. Dar tokias 3. Nu jo, bet pradžiau kažkokiais tai, ne, dusu. Nu ką? Varom, ne? Kaip prieš tai geriau? Geriau reikia. Greičiau Rezultatai reikia. rodo, kad reikia geriau. Reikia kažkaip greičiau. Dar. Mažiau su tuo rankiniu reikia. Na, labai prisaudina labai. Jis tik stabdo. 200 tramplinas kairė. Po tramplino kairės 20 tramplinas kairė, 20 kairys 2, į dešinį 2, 3, į dešinį 2, 3, veidas po to 3, į kairį 2, 30 tramplinas dešinė, 20 kairys 2 platu, 20 kairys 2 platu, tramplinas dešinė, 70, dešinys 2, ten matai ant kalno per trampliną, dešinys 2 per trampliną, 100. Opa, štikanas iš kairės čia, tas durnas. Čia tas. Išgastinai, blėt. 100 dešinys 1. Į kairį 2, čia dešinys 1, į kairį 2 per trampliną. Dešinys 1? Kairys ir kairys 2 į per trampliną. 30 dešinys 2, ten dešinys 2, į kairį 3 per trampliną. Į kairį 3 per trampliną. O, dešinys 2, 30 kairys 3, kairys 3.
50, dešinys 2, 3 per trampliną. Dešinys 2, 3 per trampliną. 30, kairys 3. Kairys 3 į dešinį 2. Kairys 3 į dešinį 2 ilga. Ilga. Ir vėl dešinys 2. Vėl dešinys 2, 50 kairys 2. Dešinys 2 čia. Ir 50 kairys 2. Stop. Kairys 5. 30 kairys 5. Čia kairys 5. 200. 200 tramplinas viduriu. Va šitai. Čia tramplinas viduriu. Tada 30 stop šikanas iš dešinės. 30 šikanas iš dešinės. O, 50 tramplinas viduriu. Vėl 50 tramplinas viduriu. Ir tada 100 kairys 2 šitą gali mest. Ir kairys 2 ne. Kairys 2. Tada 70 kairys 2 pereina į trejetą. Čia trejetas pereina į trejetą. Nieko nematau. 50 kairys 1 žemyn. Kairys 1 žemyn. 100 per trampliną. 100 finišas. 50 tramplinas viduriu. 50 tramplinas viduriu. O, čia per penketą paėmė gerai. Šikaną nesistabdėjai. Anksti. Bet tai kurva išgąsdė mane fotografą. Sakau, ble, dimtų. Žiūri tas iš savo objektyvų į kojas. Bus kadras geras, Jeigu ir su kamera nepabėgo. Ne, matei, tik tai ties galu jau. Bandai, bet matai, kad įsitiesinau. Abu veidrodžius užvengiau. Tik Bučinskas geriau. Tik Laudas geriau. Mala, ačiū, o tai, blėt. Šit geras. Skaitau, na. Ir aš šiktelėjau, aš jei šikteliu, tai tada gerai buvo. Dar ir pasakys, jei už lankų pasiimu, tada būna gerai. Nu, svarbu viskas laimingai. Nu, tai čia viskas gerai ir buvo. Nebuvo taip, kad ten nekontroliuotam situacijų. Nu ką, pabaigim dar 2. Dabar vėl yra grupas. Ir 20 minučių servisą turėjom. Nu šitą, nežinau, čia 5 buvo, man atrodo, tai žiauriai smagiai sulykim greitai ir absoliučiai antrą laiką parodėm kol kas. Pirmas Klaudas Bučinskas šitą suvažiavo, o mes atsilikom 2 sekundės nuo jo. Tai šitie smagus dabar va 3 po servizų. Platu, greita ir smagiai važiuojasi, tai geras kelias. Ką šitą gražiauriai kažkaip, ne? Čia karjerė praeitą blogai suvažiavo. Jis jeigu iš to vytep iškrenta nevarliau. Vat, ten to iš penketo, ne? Jo, jis uždusi. Neuždusint reikia jį, viskas. Penkiasdešimt, kairys 3, į dešinį 5. Dešinys 5. 50, dešinys 2. Ten dešinys 2. 70, matai, dešinys 2, plato. Čia dešinys 2. 100 šikanas iš kairės. 100 šikanas iš kairės. 30, dešinys 2. Čia dešinys 2 ir 30 kairys 3. Čia kairys 3, 50. 50 dešinys 1 į mišką, į dešinį 2 per trampliną. Į dešinį 2 per trampliną, į kairį 2. 50 tramplinas dešinį, į kairį 2 siaurą. Į kairį 2 siaurą. 150 stop šikanas iš kairės. 30 tramplinas dešinė.
Tramplinas dešinė 50, dešinys 3 siaura, į kairį 3. Dešinys 3 siaura, į kairį 3. Nepjautas. Į dešinį 3. Kairys 1, 30 dešinys 3, ilgas 3. Kairys 1 čia, tada 100, dešinys 2. Dešinys 2 ties medžiais. Dešinys 2 ties medžiais. 70, dešinys 2, į kairį 3. Dešinys 2, į kairį 3 čia. 70 ties namu, dešinys 3. Dešinys 3. 100 matai, tramplinas viduriu. Po tramplino 100, stop, kairys 5, į platų, ten kur pridustom. Atsimeni šitą? Jo. Kairys 5. O, 100, tramplinas, stop, už medžių, dešinys 5. Dešinys 5 už medžių. 50. Tramplinas, 50 tramplinas, viduriu 100 tam tramplinas. Po tramplino tam, stop, šikanas iš kairės. Tas stopas tave maišo, ble. 70, kairys 3, ten kairys 3, į dešinį 2. Čia trejetas, į dešinį 2. 200, kairys 3, matai. Čia kairys 3. 100, tramplinas kairė, į dešinį 2. Dešinys 2 už tramplino. Tramplinas vidurio, 100 finišas, po finišo užkai 100 kairys 3. Gražiai. Blogai. Na, Nu bet ištraukim, bent lengvai. Aš galvojau į tas tik nestambesnį, tik ne į tą. lyg rankinį traukti, jau žiūriu, kad nėra kada nesivaira tempti. Bet ten provėža, viskas. Vėlė, kas čia blenda. Bet gerai, greičio atžvilgiu tai bus gerai. Paklausk, priekiai nieko neskabino, ne? Ten krūmas. O priekį pas mus nieko, nes biškį medelius kliudėm. Tai viskas tvarko. Sakiau, nekabinom. Bet va, tuos 5 daug gražiau. Tau stop negali rašyti, kai šikanai. Nu ką, darbą iki galo. Paskutinį. Atlaikom. Neprisikvailiuojam. $200, tramplinas kairė. Po tramplino kairė, 20 kairys 2. 20 kairys 2, į dešinį 2, 3. Į dešinį 2, 3. Į kairį 2. Į kairį 2. 30 tramplinas dešinė. Tramplinas dešinė, 20 kairys 2 plato. Kairys
su platu, tramplinas dešinė, 70, dešinys 2 per trampliną. Čia dešinys 2 per trampliną. Čia tas kur, tada. O, 100, stop, šikanas iš kairės, čia tas durnas, atsimenėm. 100, dešinys 1. Dešinys 1 į kairį 2 per trampliną. Kiek? Dešinys 1 į kairį 2 per trampliną. Tada 30 dešinys 2. Ten dešinys 2 į kairį 3 per trampliną. Į kairį 3 per trampliną. Į dešinį 2, 3. Į dešinį 2, kairys 3. 50, dešinys 2, 3. Čia dešinys 2, 3 per trampliną. Ir 30 kairys 3. 30 kairys 3. Čia kairys 3 į dešinį 2. Ilga. Dešinį 2 ilga. Dešinys 2. Dešinys 2. Tada 50. Kairys 2. 30 stop, kairys 5. Kairys 5. 200. O, 200 tramplinas viduriu. Po tramplino 30 šikanas iš dešinės. Tramplinas viduriu ir tada 30 šikanas iš dešinės. Dešinės. 50 tramplinas viduriu. Tramplinas viduriu ir dar vienas tramplinas viduriu ir 100 kairys 2. Kairys 2. 70 kairys 2, 3. Kairys 2, 3 čia kažkur. Va čia. 50, 2 ir 3. 50 kairys, 1 žemyn. Per trampliną. 100 finišas. Paus. Ir 50 tramplinas viduriu. O, malačius. Maladės. Šikanas gerai. Susiteilino. Ant ko? Į tą per daug anksti stabdžiau. Tai tą jo, bet šikanas gerai. Labai gerai šikanas. Va, šikanas, nesakiau stop, matai, kas Ta, yra tai gerai. tiesiai beveik Jo, prapus. bet matai, nesakiau stop, būtum stabdęs. Atlenk veidrodėlį. Ačiū. Su finiš. Jau šitą šūdą tai tikrai ne. Geras. Tikrai. Nu, su finišu. Ir pirma vieta atitenka Vilmantui Karaliui ir Domantui Vasiliauskui.
Kražiai finish. Savo klasėje iškovojome pirmą vietą iš 7 ekipažų, o bendroje įskaitoje iš visų bendrai startavusių 71 ekipažų atvažiavome 6 vietoje. Tai dar liko 2 etapai mineralio, dabar 5 vyks rugsėjo 15-16 Lazdijuose ir paskutinis Kaune. Tai į Kauną tikrai norėčiau sudalyvauti, nes, kaip ir namų ralis gaunasi čia netoli. O dėl Lazdijų kol kas nežinau, nes su Vasiliausku čia buvo tik šių varžybų susitarimas Kražiams, nes jis važiuoja su kitu ekipažu. Tai manau, į Lazdijus, kaip ir pats minėjau, patys planuoja važiuoti. Tai nežinau, kol kas neturiu šturmanų Lazdijams. Ačiū partneriams, kurie padėjo sugrįžti į ralio trasas. Ačiū visam palaikymui, kurie palaikėte. Šį kartą jūsų buvo visų labai daug kaip niekad, tai tas tikrai labai jautėsi. Tai šiam kartui tiek, jeigu patiko stebėti, suspaudom ten tuos kelis mygtukus, galite palikti komentarą kažkokį ir susitinkam kituose etapuose.